Tai sveiki prisijungę prie mūsų pirmojo tokio blyno, ar ne, mūsų pirmojo susitikimo, galbūt vadinam susitikimu, bet iš tikrųjų norim, kad tai būtų mūsų question and answer, ne? Tai klausimai, atsakymai, nes tikrai mes norim būti tarpininkais tarp jaunimo moksleivio čempionatų ir visas, kas yra susijęs su teisėjavimo pasauliu. Todėl į pagalbą pasikvietėme didelę tikrai patirtį turintį Darių Barauskį. Tai labai ačiū, kad dalyvaujate. Manau, kad tikrai bus labai svarbu ir jeigu kas norite ar turite klausimų, drąsiai kelkite ranką, nes šito susitikimo tikslas tikrai nėra kažkokie mokymai ar tikslinis kažkoksai tai variantas tam, kad norim tiesiog jums padėti, nes žinom, kad esat kad domitės, kad norit išmokti daugiau, sužinoti daugiau teisėjavimo tų paslapčių. Tai kad ilgai neužtrukti pasidalinu keletų gairių, ar ne, ką aš parašiau, manau, kad matot. Tai norim tiesiog pradėti galbūt kalbėti apie moksleivių būtent teisėjavimą, ar ne, salės tinklinio čempionatuose. Ir kaip ir matėt mūsų paruoštame renginyje ar informacijai bendroji temas, ar ne? Šitos temos galbūt tiesiog yra tokios įvadinės, kad pradėti žinoti, ar ne, kas yra tas teisėjas, ar ne, galbūt Darius daugiau papasakos, koks turėtų būti elgesys, kokie yra tikslai, kokios atsakomybės galbūt, ar ne, ir vėliau pereisim prie kokie galėtų būti, kokie yra teisėjai lygiai Lietuvoje. Jeigu bus aktualu, galim pakalbėti ir būtent apie rutiną, ar ne, teisėjo, koks tai yra, turėtų būti apšilimas, kokie tai yra, kokios yra tempistikos, kokie laikai. Ir vėliau prieisime prie svarbiausios galbūt dalies, tai yra jūsų klausimai, gavome tikrai keletą labai įdomių ir pasiūlymų ir klausimų, todėl bus įdomu bendrauti. Kaip ir sakiau, kaip minėjau, drąsiai klauskite, drąsiai kelkite ranką, nes esam tam čia, kad visą aptarti įdomesnės situacijas, kas jums kyla galbūt kažkokių klausimų ar kažkas neaišku. Tai Dariau, turbūt palieku žodį jums, prašom. Ačiū ir labas vakaras visiems. Esu Darius Barauskis, kaip ir minėjo Indrė, turiu šiek tiek patirties, nei daug, nei mažai, gal kokio 15-16 metų jau judu su švilpuku aktyviau. Anksčiau buvau žaidėjas, turbūt vyresnio amžiaus pažįsta mane. Tai perėjau į teisėjavimą, todėl kad patiko tiesiog. Manau, čia vienas iš būdų, ko, jeigu nepatinka, nėra ko kelti kojos. O kas tai yra teisėjas? Jeigu einam tada prie klausimų, tai visų pirma, teisėjas neturi būti baudėjas. Jo tikslas nebausti, bet sužiūrėti varžovo daromas klaidas, kad kitam nebūtų, kaip čia pasakyti tiksliau, daugiau teisų laimėti kamuolį. Na, tiesiog. Ir jo rolė, kaip ir minėjau, būti draugiškam, tolerantiškam, tačiau stebėti klaidas ir fiksuoti jas. O elgesys, elgesys tai visų pirma draugas po rungtynių, draugas per rungtynės. Prieš rungtynės, atsiprašau, per rungtynės aš turiu būti aš. Nes jeigu būsi draugas ir per rungtynės, tai visiems draugas nebūsi, nes tavo akis pamatys to, ko kiti galbūt ir nepamato žaidėjai žaisdami. O ką liečia pasitikėjimą savimi, visi esam žmonės, visi klystame, o suklydus yra dar didesnė blogybė taisyti klaidas, atiduodant suklysti kitai komandai. Tai gaunasi nebe viena klaida, o dvi jau klaidos. Aišku, jeigu abejojat savo sprendimų, visada jį galima pakeisti atsiradus naujom aplinkybėm. Ar tai antras teisėjas geriau matė ir atėjo patarė tau, pasitarus galima visada ginčą rodyti, kas yra teisingiausia turbūt, nes nei viena, nei kita komanda nebus nuskriausta. Taip, tai jeigu tęsiant toliau, tada kokie teisėjų lygiai ir kaip jų siekiama? Antras klausimas. Kasmet Lietuvos tinklinio federacija kartu su tarptautiniais teisėjais mūsų rengia teisėjų seminarą rudenį prieš prasidedant čempionatus. Manau, girdėjot visi ir visi esat kviečiami ten sudalyvauti. Ten yra gvildenamos aktualiausios temos, ką parsiveža tarptautiniai teisėjai iš
savo seminarų, iš savo mokymų, jie perduoda mums, sprendžiam aktualius klausimus. Labai įdomu, tik aišku, nebijokit atvažiuoti. Aišku, ten ir dar kitas dalykas, ne tik būsimi teisėjai turi būti, bet ir labiausiai reikia trenerių, kurie savo žinias perduoda jaunai kartai. Nes jeigu treneris nežino teisėjavimo subtilybių, tada sudėtinga yra mokyti vaikus teisėjauti, žiūrėti varžybas, kaip žaidžia jų auklėtiniai. O kaip siekiama, tai yra suteikiamos kategorijos, nuo sporto kategorijos iki tarptautinės kategorijos. Viskas eina palaipsniui, priklausomai nuo teisėjautų rungtynių, savivaldybės lygmens, paskui pagal įvairų amžių, tai pradedant 12, 13 ir taip toliau. Yra sukurta teisėjų komisija, kurioje aš taip pat esu ten, tai jie, sakykime, tie būsimi jauni teisėjai rašo prašymą, norint sudalyvauti. Mes pažiūrim, kiek jie teisėjavę, įvertinam jų galimybę siekti aukštesnių teisėjavimo lygių ir išlaikę sėkmingai teisėjavimo testą, kuris būna paruoštas šito, kaip minėjau, anksčiau seminaro metu, jie pilna teisė turi ne tik vienu laipteliu lipti, bet galbūt ir 2 laipteliais, jeigu viskas gerai. Aišku, tie lygiai yra dar nuo šiemet atskiriami paplūdimio tinklinio ir salės tinklinio, tai čia reiktų atkreipti dėmesį. Tai. Nežinau, ar man tęsti toliau, ar gal kas norit paklausti. Drąsiai nebijokit pertraukti, matysim, jeigu kartais pakeltų. Jeigu turėsit kažkas minčių bekalbant, tai bus smagiau kalbėti. Toliau, 3. Apšilimas prieš rungtynes, rungtynių eiga įvairaus amžiaus varžybose. Manau, kad čia didelių skirtumų nėra ir negali būti, nes prieš apšiliminis laikas yra skirtas visiems vienodai, tai yra 10 minučių su kamuoliu ir 16 minučių prieš rungtynių numatytą laiką žaidėjai su varžybinė apranga, kas labai svarbu, kad sekretorius matytų varžybinę aprangą, jų žaidėjų numerius ir galėtų sutikrinti paraišką, kas yra paduota trenerio. Turi apšilimą daryti per tinklą mušti. Aišku, kaip turbūt žinote, kiekviena komanda turi teisę žaisti 5 minutės per tinklą, tai yra apšilinėti, ir paskui kita komanda 5. Bet čia, nemanau, Lietuvoje dar neteko per tiek metų pamatyti, kad taip įvyktų. Nežinau, Indrė, gal pas jumis jau tai yra populiaru. Ne, Italija ne, bet Azijoje labai populiaru, Japonijos visą laiką labai renkasi. Bet aš nežinau, čia irgi įdomus klausimas iš karto iškilo, ar abi komandos turi sutikti? Ar turi būti nusipirkta? Tai tiesiog burtus laimėjusi komanda, tai yra A komanda, pasako, aš apšilinėjau 1. 5 minutės aš turiu teisę atlikti iš abiejų pusių. Kita komanda apšilinėjo už aikštelės ribų ir laukia. Kitas 5 minutės ateina jie ir tada po jų prasideda varžybos, likus 4 minutėm iki rungtynių. Tai yra kortelių išdavimas, susirašymas, zonų ir taip toliau, sutikrinimas. Tai tai tų skirtumų, aš manau, čia aišku mano, tai kad negalėtų būti apšilimui. O toliau, nežinau, tenai buvo klausimai, ar mes einam prie žiūrovų klausimų, kur buvo užduoti, ar mes dar turim čia kokių nors diskusijų apie tai. Nes kol kas buvo įžanginė tokia dalis tiesiog, kad galbūt užmesti kažką, jeigu turėsite kažkokių, tai einam prie klausimų, kad mes buvome sudarę formą, kurioje galėjote paklausti klausimą, kas jums buvo aktualu, ką norėjote daugiau sužinoti. Tai einam prie pirmo, dvigubo kamuolio lietimo fiksavimas vaikų 12, 13, 15 amžiuje. Kas tai dvigubas lietimas? Visų pirma, išsiaiškinkim, kas tas yra dvigubas lietimas. Taip, nes dauguma... Tai dauguma... Gerai, aš pasakysiu. Tai dauguma įsivaizduoja, jeigu kamuolys sukasi, kaip pasakyti, ne tiesiai, ne vertikaliai, o horizontaliai sukasi, tai yra jau dvigubas šaukis. Bet tai ar tai dvigubas, ar tai ne. Gali būti ir nešvarus kamuolys pakeltas. Aišku, čia vyresniųjų amžiuje gal. Bet dvigubas, kuomet sudirbo 2 rankos, sakykime. Jeigu pasuojame iš viršaus arba iš apačios kliūna tyčia į krūtinę, į rankas ar su koja rankom pamuša. Kaip žinote, pirmas kamuolys dvigubas negali būti, o 2 ir 3 jau yra dvigubas. Čia kalbu įmant pirštais.
su kojom, su kitom kūno vietom, tai taip. Jeigu tyčinis lietimas, tai bet kokia atveju tai dvigubas ir jokių klaidų. O sprendžiant dabar U12, aš pačiame pirmą kartą dalyvauju su vaikais, na taip, jų pirštai dar yra minkšti. Tai manau, čia yra organizatorių bendras sutarimas su treneriais ir teisėjais, kad leisti vaikams šiek tiek užlaikyti kamuolį ir kad vyktų daugiau žaidimo, kad nebūtų fiksuotų kamuolio metimų. Arba dvigubų, taip sakant. Klausimų yra, ne? Drąsiau. Toliau tada einam. Antras klausimas. Uždanga. Kada laikoma, kad žaidėjas padarė uždangos klaidą? Visų pirma, pirma taisyklė. Jeigu kamuolys paduodamas šuolyje, uždangos nebegali būti. Nes kamuolys išmestas aukštai, gynėjas jį mato, skriedimo kryptį mato, viską jis mato. Tai praktiškai uždangos nėra. Uždanga laikoma tada, kuomet atsistojęs, gal čia moterų, labiau vyrų nebesu matęs, atsistoja prie pat galinės linijos, 5 žaidėjai užstoja kažkokią tai priėmėją, sakykim, ir paleidžia tokį trumpą kamuolį į pirmą liniją vadinam. Tik virš jų galvų. Na, tada galima, aišku, fiksuoti, bet pagidautina, kad tai nebūtų fiksuota antroje pusėje seto. Jeigu jau ruošiatės auklėt komandą teisėjai būsimi, tai auklėkit pradžioje seto. Su tokiom uždangom, bet būkit tikri, kad tai tikrai uždanga, nes čia labai slidus reikalas. Sakau, iš patirties esu ir aš norėjęs auklėti, bet paskui buvo labai nesmagu, kai išsiaiškinom viską. Tai praktiškai uždangos, nesivelkime tos dalykus uždangas ir leiskim žaisti, mėgautis tinkliniu. Aišku, kitas dalykas, kuomet prie tinklo iškėlus rankas, ten žaidėjai bando gaudyti gynėjo akis ar veidą užstoti, tai tada jau negerai. Tada jau galim švilpti. Nes, kaip žinot, prie tinklo atsistojus žaidėjas, užtvarą statantys žaidėjai negali rankomis užstoti vaizdo, tyčia judinti. Turi būti statiška stovėsena, stabili, nesiblaškant. Taip, trečias, tai čia beveik tą patį ir pasakiau. Negi pasakyta, kaip paduodama šuolyje, tai čia praktiškai nėra. Jeigu rankomis nėra mojuojama, gaudama gynėjo ten, bet būnant taip pač antroje linijoje, tai čia jau atstumai dideli, praktiškai matosi viskas. Turit ką nors iš patirties? Ne. Kol kas ketvirtas apie taisyklės. Yra ruošiamos taisyklės, tai mūsų tarptautinė teisėjo Audriaus Gargasio iniciatyva. Kada jos išeis, sunku pasakyti, lietuvių kalba kalbant. O tarptautinės taisyklės tai visada rasite FIB arba CEF puslapiuose. Ten pastudijuokit, atsidarę ramiai, ten visos naujienos, netgi vaizdeliai su klaidomis, su tinklo, su dvigubų lietimais, labai įdomių yra vaizdelių, tai jeigu norit pasisemti daugiau patirties vaizdinėmis medžiagomis, tai prašom ten jungtis ir pasižiūrėti. Tikrai verta ten karts nuo karto užeiti ir pamatysite įdomių dalykų tikrai. Dariau, gal mūsų grupėje būtų galima pasidalinti Facebook'e, tarp kitko, galbūt ar Goda, nematau dabar, ar esi. Mes Messengeryje yra grupė. Jeigu norit kažkas prisijungti, tai galbūt galima visai pasidalinti kokią nuorodą ar į CEVO, ar į FIVB puslapį, kad jeigu kas pasmalsauti norėtų, kad galėtų lengviau rasti. Tai pabandysim. Įtraukit mane irgi tenai ir aš galėsiu įmesti karts nuo karto. Gerai. Kokių nors įdomybių Būtinai. Pamačius. Gerai, tada einam į antrą dalį. Čia buvo tokia daugiau galbūt siūloma išplėstinė tema. Tai labiau norėtume pasiūlyti temą, kurią reiktų išplėtoti. Teisėjavimo ribų nustatymas visose amžiaus grupėse. Manome, kad reiktų paruošti kažkokius aiškius nuostatus, kaip jaunam teisėjui elgtis, kiek kuriame amžiaus cenze leisti vaikams atlikti neleistinais veiksmus. 12, 13, 15 teisėjauja tikrai labai jauni teisėjai, kurie vadovaujasi savo trenerio nuomonę. Jeigu tuo metu teisėjo trenerio kiti auklėtiniai žaidžia, tai teisėjas švilpia, kaip jam parodo jo treneris, kas sukelia daug chaoso, pykčių ir įtampos. Čia gal kalbėjom prieš tai, ar ne?
Pabandysime nupiešti situaciją kaip pavyzdį. Vyksta U12 berniukų čempionato rungtynės, žaidžia 2 komandos, kurios jau dalyvauja antrus metus čempionate. Tai reiškia, kad kaip ir visi jau turi supratimą, ką reikia veikti aikštelėje, ką daryti galima ir ko daryti negalima. Tokio amžiaus berniukų tinklo aukštis turėtų būti 2 metrai. Dėl techninių kliūčių tinklas vos siekia 1,80 m, visi supranta, kad visko būna, niekas pretenzijų nereiškia. Priešininkų pusėje stovi 2 vyrukai, apie 1,80 m ir kas antras kamuolys į mūsų pusę yra grūstas, mestas, pagautas ir taip toliau. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Problema ne tinklo aukštyje, o ne aukštose vaikuose, bet teisėjas nešvilpia nei vieno neleistino veiksmo. Treneris šiuo atveju džiaugiasi, ir taip toliau, taip toliau. Čia aš manau, kad nori daugiau padiskutuoti galbūt apie būtent tuos neštus kamuolius. Tai klausimas, gal aš kaip suprantu, kodėl teisėjas nešvilpia ir ar bando motyvuoti, žinoma, paskiau kyla dėl to problemos. Tai pirmas, gal kaip suprantu, čia klausimas buvo, kad jauniem teisėjams kaip elgtis. Tai aš nežinau, neįsivaizduoju, ar įmanoma apibrėžti, ar yra kažkokie tai apibrėžimai, bet kaip ir sakom, galbūt būtent šitie susitikimai galėtų padėti ar ne išspręsti tam tikras situacijas arba suformuoti naujus teisėjus ir kad jiem padėti galbūt rasti drąsos. Ir tikriausiai antras klausimas būtų dėl nešto kamuolio, jeigu aš gerai supratau. Dariau? Jo, su tais jaunais teisėjais yra sudėtinga iš tikrųjų. Čia matomai treneris pasistatė tą, kurį gali stumdyti, manipuliuoti jo. Aišku, kas nepuošia tinklinio. Tie gandai sklinda, esu girdėjęs ne kartą, kad kai kuriuose miestuose tai vyksta. Bet man akiai didžiausia bėda tai, kad komandos neturi sutikti, jeigu tinklas visų pirma nėra tinkamo aukščio. Tai man čia didžiausia bėda kol kas atrodo, jeigu 2 metrai turi, o 1,80 m. Tai apie ką mes kalbam, tai kodėl mes darom tada varžybas tenai, jeigu mes norim kažko, kad vaikai išmoktų ir paskui vaikas gauna traumą. Na, aišku, apie teisėjimą vėlgi, tai čia yra tiek trenerių, tiek sporto mokyklos reikalas. Kompetentingą teisėją pastatyti žaidimui, aišku, čia jau 12 yra, bet vis tiek jauną vaiką labai greit galima sulaužyti ir jis nebenorės žaisti tiesiog. O dabar treneriui ar tai... klausimas, sakykime, turėtų būti tinklas 2 metrai, o aš esu teisėjas ar ne, galbūt patikrinu tinklą, nes aš įsivaizduoju, net nežinau iš tikrųjų, ar yra galimybės visos aikštelėse patikrinti tinklą ir kieno tai būtų kompetencija. Aš ne tik organizatoriaus sakyčiau, bet ir paties teisėjo. Tai būtų galbūt įdomu irgi perbėgti per visą tą rutiną teisėjo, kada jisai ateina į varžybas ir kokia yra ar ne, ką pirmą darau, ką antrą, ką trečią, bet kada patikrinu tinklą ir jeigu jo aukštis netinkamas. Tuo atveju aš teisėjas kaip elgiuosi, einu savo treneriui, nes tai tikriausiai yra mano mokyklos treneris ir sakau, kad tinklas per žemas, ar tokiu atveju, nežinau, kaip aš elgiuosi, taip atsitiko, kas vyksta, ką man daryti. Mano akiai, kad, aišku, teisėjas, jis atėjęs visų pirma turi patikrinti grindis, linijos, ar jos tvarkingos ir patikrinti tinklo aukštį. Aišku, antenos viskas taip toliau susideda. Jeigu tinklas nėra tinkamo aukščio, kaip mes galim žaisti? Reikia ieškoti tada galimybių, kaip tą tinklą iškelti, vienais ar kitais būdais. Negalima žaisti. Įsivaizduokit, vyrai žaistų per moterų tinklą, tai kas tada gautas? 20 cm irgi skirtumas. Dabar jau vyram tinklas tas per žemas yra 2,43. O jeigu dar 20, aišku, čia vaikai vėl. Bet reiktų vienos bendros nuomonės. O ką daryti, jeigu taip yra? Aš manau, čia atvažiuojančios komandos turėtų treneriai sueiti krūvą ir pasakyti, mes nesutinkame žaisti prie tokio tinklo. Ir viskas. Organizatoriai daro varžybas, žinot problemą. Rūpinkitės tai iš anksto. Kodėl mes turim varžybų dieną kentėti nuo tokių pasekmių, kai dabar rašo. Nepuošia tai iš tikrųjų, nepuošia. Aš gal matyčiau irgi, sakyčiau, tas bendradarbiavimas, kaip sakom, kad jeigu yra jaunimas, kas nori ar nepareiškia norą teisėjauti arba nori dalyvauti šitoj pozicijoje, nežinau kaip pasakyti, tiesiog teisėjavimo, tai galbūt palengvinti jo gyvenimą ir neįsivaizduoti, kad nes kartais būna irgi atvažiuoja ar ne, galbūt jaunimas šaunuoliai, kad dalyvaujat ir gauna velnių, nes tinklas per žemas, nes gal turėtų būti suoliukai, o galbūt jų nėra. Tai aš manau, kad mes puikiai galim irgi, kaip ir organizatoriai ar tie patys treneriai, padėti kažkiek patiems teisėjams. Aš įsivaizduoju, tas bendradarbiavimas irgi yra labai aktualus, nes jeigu, kaip ir irgi su Darium kalbėjom, kad jeigu kiekvieną kartą vis
tie norintys, kurie pareiškia iniciatyvą dalyvauti ir prisidėti, jeigu jiem per ausytės vieną kartą, antrą, trečią, tai paskui sunku irgi, kad norėtųsi teisėjauti. Ir tai yra nuostabu, kad jūs domitės ir kad jums rūpi tas teisėjimo pasaulis, ar nedarot. Taip, taip. Čia reikia gerbti ir mylėti, kurie dar nori prisimti ant savęs atsakomybės tiek daug, ypač jaunas žmogus, kuomet suaugę žmonės kritiką žeria jiem tiesiai. Aloyzai, gerai. Taip, Aloyzai. Aš galėčiau įsterti, kad Aloyzas iš Plungės tinklinio. Man atrodo, kad didžioji dalis turėtų būti, čia jeigu rašoma taip kaip pavyzdį, kad dėl techninių kliūčių negali pakelti, čia tų varžybų organizatorių yra pati atsakomybė. Tos vietos, kur organizuoja varžybas, o čia mažas, tas, sakykime, jaunas teisėjas atėjęs, jis tikrai neįtakos savo ten trenerių, ar jis nei metro neturi, nei įrankių tam tinklui patikrinti, aš manau. Tai čia pačių organizatorių, tų vietinių, kurie organizuoja tas varžybas, tas rungtynės, tą turą, jų pilna atsakomybė yra taip, o atvažiuojantys treneriai taip, turėtų jie gal pasižiūrėti, kad toks tinklas nebūtų. Čia paprasčiausiai ir techniniai sprendimai, ir nežinau. Nematau, taip, žinoma, problemų tą padaryti ir sutvarkyti. Visų pirma, jeigu tu pasiėmi turą daryti, tu atneši atsakomybę kažkokią, kad viskas įvyks sklandžiai. Taip. Ir mažiausia pareiga tokia yra, tinklą paruošti, tai čia tos techninės sprendimai yra greitai sprendžiami. Taip pat turėkite omeny, treneriai, nes gali kilti ar nesklandumą, ar kažko, kad mes esam organizatoriai, jeigu ar po varžybų, ar per varžybas, ar prieš kažkas ne to visą laiką gali susisiekti ir bandysim spręsti, padėti. Tai tikrai manau, kad kuo daugiau nuimsim problemų nereikiamų jaunam teisėjui, kad jisai turėtų pagalvoti, kad aišku, aš įsivaizduoju, kaip įdomu būtų tiesiog, gal dar jūs galite papasakoti, aš esu teisėjas, aš ateinu į aikštelę ir kokia yra mano ta rutina. Aš ateinu, pamatuoju iš pradžių tinklą, pasižiūriu žaidėjai, ar visi turi marškinėlius, gal galite jūs pasakyti vienas po kito, kokia yra maždaug mano, jeigu aš turėčiau susidėlioti ar ne punktus, ką aš turiu padaryti, koks yra mano, nežinau, Supratau. Na tai aišku, mes kaip ir sakiau, prieš varžybas esame draugai, pasisveikiname su treneriais, pašpokštavom kažką tai, o paskui tiesiog yra darbas. Ateini, pasiemi sąrašus, pasitikrini žaidėjų, ar visi sąrašai tie ar numeriai atitinka žaidėjus, ar pasitikrini tinklas, ar bokštelis vietoje, viskas, kad nekeltų problemų paskui eigoje. Patikrinti tinklo būklę ir jisai tvirtai, stabiliai stovi, ar aplinkoje nėra kažkokių trukdžių, kurie sužalot galėtų sportininką, žaidžiant vienoje ar kitoje situacijoje. Kažkaip, nežinau, kaip ir namuose pareini savo kambarį, apsižiūri, ar viskas vietoje, viskas tvarkoja, ir aš tvarkingai darau. Aišku, čia vaikams gal dabar biškai sudėtinga, nes jie nežino tų visų niuansų. Jiems reikėtų atvažiuoti į seminarą, gyvai susitikti, kaip ir minėjau, pavasarį būna, ne pavasarį, rudenį būna. Ir tada viskas akivaizdžiai, aiškiai išsisprendžia. O šiaip, aišku, pagrindas tai tinklas, vienintelė vieta mūsų, kur mes turime saugoti vienas kitą, nes po tinklu įvyksta visokių nelaimių, tie kojos kenčia. Būna, kad į tinklai nuplyšta bežaidžiant. Visko būna. Bet aišku, čia, kaip ir minėjote, jeigu namuose darom varžybas ir treneris pasistato savo jauną teisėją, ką jis gali ten? Čia, manau, tas treneris, kuris organizuoja turą, turėtų nešti atsakomybę, nes jo visa tvarka yra čia. O teisėjas vis tiek, jo draugas ar jo auklėtinis, bet kokiu atveju, tai jis padeda pravesti varžybas. Aš manau, kad atsiprašau, matau klausimas, kiek kartų per metus renkasi teisėjų taryba suteikti teisėjų kategorijas? Teisėjų kategorijos dažniausiai vyksta po čempionatų, susumavus visas varžybas, kuomet, aišku, visų pirma turi prašymų. Jeigu yra prašymų norinčių kelti kategoriją, mes kitąsyk susitinkame ir nuotoliniu būdu. Būna finalai, kuomet mes suvažiuojame visi teisėjauti finalinės varžybas, vyro ar moterų. Mes padarom susirinkimą vietoj tokį ir susitinkame.
Jeigu yra prašymą, apšnekame, patikriname, daugmaž tie žaidėjai visi aiškus, jeigu siekia aukštesnių kategorijų, gal pradinėje stadijoje yra mažiau žinomi, tai praktiškai pradiniai stadijoje tiek sporto teisėjams taip suteikėme labai nesudėtingai, pažiūrėjus, kiek įvairių amžiaus varžybų jūs esate teisėjavę. Jeigu kyla klausimų, kad tas ir pasitarėme su organizatoriais tų varžybų ar kai kuriais treneriais, kaip tie vaikai teisėjauja, ar jie sąžiningi, ar domisi to visų tinklinio teisėjavimo. Pagrindinis susirinkimas mūsų yra rudenį. O paraiškas galite priimti visus metus? Ar yra kažkoks... Jo, LTF puslapį yra, ten dabar nepasakysiu, bet aš galėsiu, jeigu Messengerį mes susijungsim, aš tas nuorodas galėsiu įmesti. Ten yra ir taisyklės kategorijų suteikimo, aiškiai viskas yra išdėstyta. Gerai, tai šitą klausimą atsakėm. Dabar grįžtam prie mūsų reikalų, ar ne, prie galbūt, tai kaip ir sakėm, ar ne, kad labai svarbi ta dalis yra būtent organizatoriaus, ar ne, kas dažniausiai yra treneriai ar sporto mokyklos, kad palengvinti mūsų jauniems teisėjams gyvenimą. Tuo pačiu aš gal kaip visą laiką mėgstu labai iš praktikos, kaip įsivaizduoju, nes pati esu kapitonė ir bendrauti tenka su teisėjais ir pati visą laiką kaip mėgstu užduoti klausimus, tai iš teisėjų pusės visą laiką irgi būna toks atsakymas, kad mėgsta teisėjai normalius žmonės, kurie kreipiasi normaliai. Tai jeigu jūs esat žaidėjai, jūs įsivaizduokit, kada jūs esat žaidėjai, kada yra į teisėją, kaip kreipiatės, jeigu jūs paskui tampa teisėjų, kaip jūs turėtumėte elgtis ar ne, tai gal pasižiūrėkit kažkokias tai varžybas, važiuokit stebėti vyrų, moterų varžybų ar ne, kaip teisėjas elgiasi ir manau, kad pavyzdys gal toks praktinis, ir tada bus lengviau matyti, kaip viskas vyksta, nes dažniausiai varžybos irgi stebim komandas ar ne, nes manau, kad tikrai čia kas prisijungia buvę žaidėjai ar dar esantis ir nestebim tiek teisėjo, tai vat pastebėkit, kiek laiko ateina prieš varžybas ar ne, ką stebi, ką pirmą pasižiūri, koks yra jo bendravimo lygis ar ne. Tai aš manau, kad tikrai jums šitas dalykas padėtų, apart to, kad aišku, jūs irgi skaitykite ir taisyklės, dabar visas jaunimas faktiškai kalba anglų kalba, tai manau, kad irgi Dariaus prašysim gal, kad įmestų ar čia, ar 5B, kokios yra taisyklės, kad visų pirma yra tas apsišvieskime, sužinokime informaciją, turim Darių, kad gali visą laiką atsakyti į klausimus ir pateikti, jeigu kas nors neaišku, visą laiką tinkamą atsakymą. Tai, bet irgi, kaip sakau, sveikinti nėra, kad domitės ir tą charakterį teisėjo turbūt ar ne, irgi formuojasi su praktika, turbūt kiekvienas varžybas, kuo daugiau teisėjauju, tuo aš daugiau suprantu, ko man reikia, ar ne, Dariau? Teisingai. Yra, kaip sakant, 3 stadijos. Žinau, suprantu ir pritaikau. Jeigu jūs sugebėsite tas 3 stadijas savo pritaikyti, tai bus labai gerai. Kaip jūs sakėte, Indrei, domėkite, skaitykite, žinosit tada teoriškai, suprasit, o praktiškai viskas per praktiką tada. Tai, ką žinot, bandot įgyvendinti. Einam turbūt prie sekančio, ar ne? Tai klausimas būtų, ar galima vaikams 12, 13, 15 gaudyti kamuolį priimant, pasuojant ir perdodant per tinklą iš viršaus. Ir čia toksai irgi iš savo pusės atsakymas, manoma, kad startavus pirmą kartą čempionatą gal ir galima atleisti visai žaliems vaikams. Bet komandos, kurios startavo 2 ar 3 metus čempionate, manoma, kad reikia švilpti tokius kamuolius ir mokinti daryti tai teisingai, nes prasideda piktnaudžiavimas. Ką jūs apie tai manot? Noriu. Aš tai manau, kad kamuolys kaip ir bendram tinklinė, jis turi atšokti. Bet vykdant U12, tai padarius susirinkimą organizatorių dėka, suvažiuoja treneriai, kad nesmugdyti tinklinio vaikų, nes pirštai menki dar tų vaikų. Bendru sutarimu, aš manau, mes daug ką galim padaryti. Bet turi būti bendras sutarimas. Kad U12 leisti žaisti, plačiau, sakykime, U13 jau jie vyresnė, tai U15 jau viskas, jie turi žaisti normalų tinklinę. Gaudimai negalime. Bet kokioje vietoje. 7 klausimas irgi šiek tiek primena galbūt tą 6 ar ne prieš tai, kad ar galima 13, tai kaip matot, kartojasi šitas klausimas, reiškia būtinai tai yra aktualu. Ir aš įsivaizduoju, kad net ir mūsų tam aukštam lygiai iš tikrųjų yra visą laiką labai protestuojama, kada yra tie dvigubi, ar grūsti, ar užlaikyti, ar ne, net ir aukštam lygiai. Tai čia irgi labai turbūt priklauso nuo teisėjo,
aš įsivaizduoju kaip žaidėją, kad kiek teisėjas leidžia žaisti, kiek jisai išvilpia, bet jis turi būti visą laiką irgi nuspręsti, kaip jisai tai mato, ar jisai duoda žaisti, ar būna kartais tikrai tas nešvaresnis toksai išeina kamuolys, tai kaip suprantu, kad atsakymas irgi būtų patirtis, ar ne, gal paties teisėjo. Jo, labai teisingai sakot, patirtis. Ir jeigu tu duodi žaisti vienai komandai, tai turi duoti ir kitai komandai. Čia negali į vienus vartus, kaip sakant, vienam leisi daryti daug, kitam neleisi daryti nieko. Na, o pas mumis yra tiesiog toks pasakymas. Akiai matomas kamuolio pagavimas yra klaida. Jeigu akyse matomas sustojo kamuolys, nu, tu negali gaudyti bet kokią atveju. Tai yra klaida. Matau, kad O tų nuospaudų visados bus, žinot. Kuomet ypač vaikas atsistoja 15 metų, 12 teisėjauti ar dar jaunesnis, nu, kokia patirtis pas jį. Jis džiaugiasi, kad tik, manau, greičiau baigtųsi tos rungtynės ir aš aiškiu, kuo greičiau. Mes bandėm šiais metais irgi su Goda apibrėžti, kad teisėjai vis tiek nebūtų jaunesni negu 14 metų ir kad būtų, bet galbūt ne visi turi galimybės ir iš tikrųjų, kada nėra lengva, patartumėm irgi nestatyti 12-13 metų vaikų, bet žinoma, ne visiems taip galima. Aišku, ir treneriam čia gal daugiau irgi būtų, kad atkreipkite dėmesį, gal mokinkit, gal per treniruotės irgi būna, mačiau, kad vyksta irgi gal tiesiog pačius vaikus, kad kiekvienas mokėtų tas taisyklės, ar ne, irgi kai treniruojam, jie irgi treniruojasi būti ir teisėjais. Tai man buvo labai įdomu stebėti tokią treniruotę, ar ne, kad neturiu pasakyti, kad autas, o turiu parodyti, ar ne, kad tiesiog yra žestais mokinama ir kad visi tai mokėtų, tai irgi galbūt viso to įvedimas, bet kaip matau, dominuojantis klausimas dėl kamuolio metimo. Tai kaip įsivaizduoju, reikia apibrėžti galbūt, arba kada vyks susitikimas, ar sezono pabaigoje, arba kada bus galbūt teisėjai kažkoks susitikimas, tai irgi būtų labai įdomu atkreipti dėmesį į šitą punktą. Tai būtų labai įdomu ir pamatyti, kaip kas įsivaizduoja tą mestą kamuolį. Vienam mestas vienokias, kitam mestas kitokias, atrodo. Taip, tai kaip ir iš mūsų pusės, ko klausėte, ko domėjotės, būtų viskas, bet labai būtų įdomu, galbūt turite kažkokių klausimų, drąsiai klauskit, gal kilo kažkoksai tai įdomus, kažką įdomu pasakėm, kažką gal nesupratot kažko, esam tam čia. Nieko neturite, viskas aišku, naudokitės progą. Aš gal turiu klausimą, jei galiu? Taip, prašau. Aš dėl U12 gal truputį norėčiau, ne pirmas sezonas tikrai irgi žaidžiu ir esu pastebėjęs tokią tendenciją, kad kai yra tinklas dabar truputį dar žemesnis ir aukštos mergaitės, tai jeigu kamuolys jau yra perėjęs į kitą pusę, vis tiek dar yra labai daug rankos įkišimo į tą kitą tinklo pusę. Nu ir jeigu žaidžia žemesnė, tai jinai ta mergaitė labai supyksta ir nesupranta, ar čia galimas buvo toks veiksmas ar ne, atsiginti. Nežinau, ar supratot klausimą, bet žodžiu, dėl to rankos įkišimo į kitą tinklo pusę, kai kamuolys siekia. Taip, supratau, viskas gerai, bet koks žaidimas kitoje pusėje, tiek virš tinklo, tiek apačioje yra neleistinas. Kiek tu pirštų įkiši, ypač jeigu jau kamuolys kitoje pusėje, tai net nėra kalbos. Netgi būnant ant tinklo kamuolį per vidurį, jeigu žaidėjas nujungiantis bando kelti kamuolį vieną ranką, jis jau įkiša pirštus į kitą pusę. Ir gaunasi žaidimas kitoje erdvėje. Taip kad anoj pusėje kamuolys, tai viskas kategoriškai jau yra išėjęs autas. O neautas tai yra žaidimas kitoje pusėje. Be diskusijų jau čia galit reikalauti klaidos. Gal tiek, jeigu aiškiai ir suprantamai Sigutė pasakiau. Taip, čia aš to norėjau, tik tai čia labai yra toks neapibrėžtas dalykas šitam U12, nes aukštesnės mergaitės prie žemesnio tinklo yra pranašesnės, turbūt ir berniukose tas pats. Ir pas mus labai tas dominuoja, kad treneriai nepabrėžia to vaikams ir kartais manipuliuoja to ūgio skirtumų, nes teisėjauja vaikai ir šito dalyko vaikai tikrai nėra užsiakcentavę. Tai gal kažkaip norėtųsi, čia gal Indrė irgi, kad įterptume tą punktą irgi į teisėjavimo, kai nuostatus rašom dėl tos rankos kitoj pusėje tinklo. Nes šiaip pagal tas bendras taisyklės, kaip sako ir Darius, nebūtų galima.
esmė yra, kad reikėtų kažkaip teisėjus, vat irgi būtų gal gerai padaryti susirinkimą ar sezono pabaigoje, arba kai kartu kaip kvietėm ar ne, kada buvo sudarėm, sugalvojom, kad pasinaudoti progą, kada Kaune buvo teisėjų susitikimas, kad atvyktų ir jaunimas, gal būtų gerai propaguoti dar daugiau per vasarą ir iki sekančio susitikimo, kad atvyktų jaunimas paklausyti, nes kartais esmė, kad taisyklė galbūt yra, bet nežinom kaip švilpti. Ir pamatyti tą pavyzdį, kad paaiškina profesionalūs teisėjai, yra auksas. Ir tiesiog žinoti, kada švilpti, kada ne, galbūt praktikoje matyti, nes tikrai ne visada ir ne tiek dažnai, manau, pasitaiko, bet jeigu U12, kaip sakot, kad pasitaiko taip dažnai, tai yra aktualus dalykas, kad visi turi tai žinoti. Aišku, labai dažnai irgi pamirštama, kad U12 yra būtent tas lygis, kada neinama dėl rezultato, iš tikrųjų viskas eina link žaidimo, tai vos ne kaip iš vis idėja buvo galbūt net patiem teisėjautis, kad treneriai, kad nereikėtų teisėjo, kad būtų patys treneriai varžybų teisėjai. Bet kaip supratom, kad to negalima dar kol kas daryti Lietuvoje, bet aktualus dalykas ir irgi pasižymėsim, būtų labai svarbu per susitikimą aptarti tai ir irgi galbūt mokinti jaunosius teisėjus, sušvilpti ir parodyti, kas iš tikrųjų tai yra, kas tai yra per veiksmas vizualiai. Taip, į kitą sykį, jeigu, kad ir tas teisėjas, jeigu jis nemoka pasakyti, jis gali žodžiu pasakyti, tu lindai į antrą pusę, liestas kamuolys kitoje pusėje, ar kamuolys anteną lietė, galbūt tas jaunas teisėjas iš streso varžybų metu, rungtynių metu, jis ir nesugebės parodyti tiksliai, kas galbūt dar labiau suglumins trenerius, kurie žino gestus. Kitą kartą ir žodžiu pasakytas yra, nėra blogai, svarbu fiksuoti klaidas, matyti klaidas ir leisti žaisti vaikam, teisingai. Aš galėčiau įsiterpti dar. Ir man atrodo, pernai metais buvo vienokios taisyklės, šiemet mes dar tas taisyklės dar labiau paleidom, dar lengviau viską padarėm U12 čempionate, U13, nes atrodo šiemet jau leidžiame iš rankų servuoti, net kamuolį dar daugiau gaudyti negu kad pernai buvo. Net pernai dar buvo griežtesnis, atrodo, teisėjam. Šiemet, kai buvo pradžioj pasitarimą dėl čempionato vykdymo, tai buvo nutarta, kad ir tinklas nužemėtų, atrodo, iki 2 metrų. Nes pernai buvo 2,10, atrodo. Ir kamuolio gaudimas, tai dar labiau buvo akcentuot, kad dar vaikai gali sugauti išmest tą kamuolį. Paskui trečias padavimas, tai paprastai iš rankus neišsimetant kamuolio. Nežinau, čia tokie vieni kiti, ko aš nepritariu tam visam turėtų mokyti. O tos kitos taisyklės, sakykime, kaip Sigutikas sakė, kad ten to kamuolio lietimas antroji pusė ar kišimas ranko, aiškiai yra apibriežta punktų, ko negalima daryti žaidėjams, čia teisėjas turi tą dalyką žiūrėti, tai ta pati klaida kaip ir tinklo lietimas arba linijos pilnai peržengtas, sakykime, šitaip. Aš sakyčiau irgi, kai mes akcentuojam irgi teisėjams prieš čempionatą turą, tai visą laiką apibendrinam, pakalbam pagrindinius akcentus, į ką reikia žiūrėti, kad neperspausti, kokias tuos pagrindinius, kaip kamuolys laikomas, kaip ne, linija, taip po šitos supažindinam šiek tiek, nežinau, taip, tą linkme mes šiek tiek dirbam, bet taisyklės, sakykime, yra labai sulengvintus vaikams, kad tai, kaip sakant, galima imti ir mesti, kažkiek, labiau nei pernai, sakykime šitai. Ir gaunas tokių visokių, aš nepritariu. Tiek. Kas iš mūsų pusės, tai kaip labai priklauso, kaip ir kalbėjom, kad tas mestas kamuolys, tai labai priklauso nuo paties teisėjo, kiek jisai švilpia, kiek nešvilpia, nes nėra kaip ir tokios taisyklės, taip, kamuolys, čia galbūt Darius irgi galės daugiau iš techninės pusės pasakyti, bet irgi labai priklauso, kiek tas teisėjas leidžia žaisti, kiek ne, bet kadangi mūsų teisėjai ir mes statom jaunus teisėjus, jie patirties neturi tokiose situacijose, tai kaip ir vėlgi grįžtam prie tos pačios temos, kad reikėtų daryti susirinkimus, dabar sukūrėm grupę, bandom inicijuoti šiais metais kažką naujo, kad bandyti apmokinti ir duoti tą tokį braižą visam jaunimui, kad padėti, kad jie norėtų ir turėti daugiau tų teisėjų. Tai šitos pusės galbūt toksai irgi sunkus, kaip ir Sigutės atvejus, gal vienas iš tokių dvejojančių ir atrodo sušvilps į vieną pusę, tai sakys, ką čia sušvilpiai. O iš tikrųjų viskas irgi labai nuo praktikos priklauso ir nuo teisėjo vertės.
Tai jeigu jaunimas domitės, va, kaip sakėm, jeigu einat klausėt ir yra galimybė tikrai, kad jums atsakytų į jums rūpimus klausimus ir jūs praktikoje tobulėsit, tai atsiras ir tas pasitikėjimas savim, nes viskas labai irgi priklauso. Jeigu aš atėjau, susikuprinau ir aš bijau, bet aš atėjau teisėjauti, mano yra atsakomybė teisėjauti ir aš esu tas, kuris, kaip sako, geriausias teisėjas lieka nepastebimas. Mes žaidėjai labai mėgstam šitą pasakyti. Bet žinoma, matau iš karto, kad klausimas atėjo, tai nenoriu paleisti. Nežinoti taisyklės ir neturėti patirties yra skirtingi dalykai. Ką galite pakomentuoti, Dariau? Nu, kaip čia pasakius, tu taisyklės gali ir žinot, bet ar tu sugebėsi per tą akimirką pritaikyti jas? Čia labai svarbus klausimas. Tik tinklinis nekrepšinis, čia pagavęs kamuolys negali stovėti. Čia akimirką pražiūrėjai kur nors, užsižiūrėjai kokį tašką ir kažkas įvyko ir tu lieki nieko nematęs. Tai manau, kad patirtis turėtų eiti lygiai su taisyklių žinojimu. Nuolat tobulintis, kaip ir Indrė sako, nebijoti teisėjauti, rinktis patirtį. Aš sutinku, kad irgi, kad žinios atneša paskiau tą irgi pasitikėjimą. Tikrai teorija ir praktika visada nėra tas pats, net lygiai, kaip pasakyti, kas parašyta, o ką padaryti yra skirtingai, bet vienas yra kito irgi, be teorijos praktikos nebus, kaip ir be praktikos turbūt tos teorijos, jeigu mes nesidomėsim, nieko nebus, tai nuo kažko reikia pradėti. Tai aš įsivaizduoju, kad tiesiog iš mūsų pusės turėtų būti ta iniciatyva, kad bandyti formuoti teisėjus ir duoti jiem tą pasitikėjimą, kad eikit, klyskit, darykit, nes iš to išeisit, negalvokit tik apie vienas varžybas, nes tobulų teisėjų nėra ir aukščiausiose lygose pasitaiko visokių variantų, bet tik tais apsiskaitę, žinodami ar ne, tas gali paremti jūsų galbūt nežinomoj situacijoje jūsų sprendimą, ar ne, jeigu jūs žinot formulę, ar ne, ją pritaikėte ir bus lengviau tiesiog pagrįsti, ar ne, jūsų pasirinkimą. Bet iš tikrųjų ta praktika yra labai svarbi, nes kuo jūs daugiau teisėjausit, tuo daugiau kartosis tie variantai ir tokiose situacijose geriau žinosit, kaip elgtis, aš taip įsivaizduoju. Labai teisingai. Tai iš mūsų pusės, sakau, galbūt iniciatyva dabar čia yra tokia pirmoji. Jeigu dar kas turit klausimų, tuo tarpu kelkit rankas drąsiai, dar kartą pasikartosiu, o bandysim daryti galbūt irgi kažkokius, jeigu turit ar tikslinį kažkokį ar ne, galbūt susitikimą, nes norėtųsi vis tiek nepaleisti, norėtųsi jūs įkvėpti, kad jūs ir toliau formuotumėtės, nes tikrai Lietuvos ypač moksleivių čempionatai yra reikalingi ir nuo mūsų irgi priklauso, nes teisėjas tikrai kelia patį tinklinio lygį, galbūt duoda ir tą pasitikėjimą ir žaidėjim, ir treneriam, ir organizatoriui. Ir jeigu mes galim iš jaunimo dar ir pasimokinti, ar ne, jeigu jūs tapsite tais teisėjais, kur ateityje galėsite pateisėjauti ir ne tik tai galbūt nacionalinės kategorijos, ar ne, todėl bandykit, teikit paraiškas, mes bandysim grupiai pasidalinti informaciją, klauskit, būkit aktyvūs. Tai iš mūsų pusės toksai pirmas žingsnis yra tam, kad jums pasakyti, kad jeigu jūs domitės ir jums yra aktualu, tai tęskit tai daryti, jeigu turit kažkokių tai, kur norit tiesiog domėtis ir nerandat kažkokios informacijos, tai mums visą laiką galit rašyti, galit klausti ir per trenerius, kad susisiektų. Matėt ir kad Darius tikrai be problemų atsako kiekvieną klausimą, net negalvokit niekada, kad klausimas gali būti kvailas ar netitinkamas. Iš to galite tikrai gauti daugiau informacijos ir nebijokit, eikit, teisėjaukit, nes aš įsivaizduoju, kad praktika daro didžiausią dalį. Jūsų pasiskaitysit taisyklės, jas galite išmokti ir paskui praktikoje matysit, kaip daugiau pritaikysit ir kuo jūs daugiau tai darysit, tuo daugiau savim pasitikėsit. Tai kaip ir iš mano pusės būtų, ar ne, su Goda viskas. Nežinau, Dariu gal nori dar žodį pasakyti? Tiesiog nebijokite, norėčiau pasakyti. Jeigu jau atėjote, tai darom, o ką mes prarandam? Nu, čia yra patirtis, neįkainojama, jos nenupirksi niekur. Kad ir gausi kitas įkvelnių, bet antras įk atsistojęs, būsi daug kartų stipresnis ir drąsesnis. Ir akis bus platesnės, labiau matysi vis. Tiesiog nebijokit. Tikrai taip. Tai jeigu dar, kaip matau, nebėra klausimų, viskas aišku, mūsų pirmas toksai bendras susitikimas. Atsiųstim, Goda, gal tu gali dabar įmesti mūsų, kad prisijungtų prie mūsų Messengerio grupės, kas dar nėra prisijungę, prie teisėjų. Gal yra kažkoksai tai linkas, būtų gerai dabar įmesti.
Čia į mūsų čatą, į šitą Zoom čatą, kad kas nori tiesiog prisijungtų, nes bendrai mes vis tiek ir atkrintamosioms varžyboms ieškosim teisėjų, finalams ieškosim teisėjų, tai su kiekvienu iš jūsų galbūt irgi susisieksim, kai žinosim vietas, kur bus organizuojami kiekvieno amžiaus ar ne varžybos ir bus galimybė taip tobulėti, praktikuotis. Ar turi linką, Goda? Aš dabar grupės nelabai randu, kur tą linką. Pabandysim tada gal kažkokiu tai būdu, gal susisiekit, tada rašykit man tiesiai arba Godai. Šiaip reikėtų įdėti narius per Messengerio grupę pridėtumėm, tai galit parašyti tiek Indrė Sorokaitė, tiek Goda Liaudanskienė per Messengerį ir mes jūs įdėsim į tą teisėjų grupę Messengeryje. Taip, tikrai Ten drąsiai. galima bus dalintis, ar tiesiog klausimų, kokių turėsit, ar kažkokią medžiagą, kad pasidalint gal ir Darius su jumis, tai tiesiog parašykit asmeniškai arba į mokinių tinklinis @gmail.com, tai ten irgi viskas, kas su mokinių tinkliniu susiję, aš ten viską kuruoju. Taip, tikrai drąsiai pirmin, mūsų pirmas susitikimas į pabaigą, gero vakaro visiems ir tikiuosi iki greito, palaikykim ryšį. Ačiū dar kartą, Dariau. Taip, malonu buvo. Gerai. Ačiū visiems. Viso laimingai. Viso gero. Viso gero. Taip, matau, kažkas dar kelia ranką, bet jau vėlu jau pametėm visus.